naujas, kaip sakyti, medžių ferma. Tai čia Mr. Begeido serveriai. YouTubinimas tai nėra, ką noriu, tą darau, nes taip sakydamas save ir fanus apgavau. Šitam pasaulyje negali surasti tikros tiesos, netgi geriausioj vietoj nebebus jokios šviesos. Staiga tu šauni ten dangun lyg raketa. Bet kai mąstai apie save, štai stovi jis tačia. To viskas čia atrodė kaip juokingas toks žaidimas, tačiau dabar tu supranti, kad toks žiaurus likimas. Ne YouTubinu, nes tai nemalonu. Aš įstrigęs čia, tarp sienų 9, ne YouTubinu. Nes galvoju kvaila tai, kad gyvenime tu tik laiką gaišai. Ne YouTubinu, matai, kad tyliu aš tik editinu. Duok dar kelias minutės, koks gyvenimas tu vergauji čia visiems, kol suprasi tu, kad neįdomus tu kitiems. 100 eurų pas mane, ne kanale, o banke. Dink, jeigu padangas perki ir savo kojų tu nemankštini. YouTubinimas tai nėra, ką noriu, tą darau, nes taip sakydamas save ir fanus apgavau. Šitam pasaulyje negali surasti tikros tiesos, netgi geriausioj vietoj nebebus jokios šviesos. Staiga tu šauni ten dangu. YouTubinimas tai nėra, ką noriu, tą darau, nes taip sakydamas save ir fanus apgavau. Šitam pasaulyje negali surasti tikros tiesos, netgi geriausioj vietoj nebebus jokios šviesos. Staiga tu šauni ten dangun lyg raketa. Tai pradedam. Ir mes taip padėti. Šešta problema Lietuvoje. Susidavesti vietelės. YouTubinimas tai nėra, ką noriu, tą darau, nes taip sakydamas save ir fanus apgavau. Šitam pasaulyje negali surasti tikros tiesos, netgi geriausioj vietoj nebebus jokios šviesos. Staiga tu šauni ten dangun lyg raketa. Bet kai mąstai apie save, štai stovi jis tačia. To viskas čia atrodė kaip juokingas toks žaidimas, tačiau dabar tu supranti, kad toks žiaurus likimas. Ne YouTubinu, nes tai nemalonu. Aš įstrigęs čia, tarp sienų 9, ne YouTubinu. Nes galvoju kvaila tai, kad gyvenime tu tik laiką gaišai. Ne YouTubinu, matai, kad tyliu aš tik editinu. Duok dar kelias minutės, koks gyvenimas tu vergauji čia visiems, kol suprasi tu, kad neįdomus tu kitiems. 100 eurų pas mane, ne kanale, o banke. Dink, jeigu padangas perki ir savo kojų tu nemankštini. YouTubinimas tai nėra, ką noriu, tą darau, nes taip sakydamas save ir fanus apgavau. Šitam pasaulyje negali surasti tikros tiesos, netgi geriausioj vietoj nebebus jokios šviesos. Fanų nebėra, bet tai to nebėda. Sponsoriai nerašinėja ir dar pajamos mažėja. 100 štukų tu gavai ir daugiau nepakilai. Minecraft ir roleplay nusibodo, jau tikrai tu thumbnail sutvarkyk ir tada man parašyk. Nebebūkime svajokliai, tavo fanai liks vaiduokliai, jie nebebus svajokliai. Kitas tavo tikslas - mechanikos specialistas. Pusę tavo fanų jau paliko, nebežiūri tavo Minecrafto išlikimo. Lukai, tu palauk tik tai. Ar matei savo Q&A? YouTubinimas tai nėra, ką noriu, tą darau, nes taip sakydamas save ir fanus apgavau. Šitam pasaulyje negali surasti tikros tiesos, netgi geriausioj vietoj nebebus jokios šviesos. Staiga tu šauni ten dangun lyg raketa. Bet kai mąstai apie save, štai stovi jis tačia. To viskas čia atrodė kaip juokingas toks žaidimas, tačiau dabar tu supranti, kad toks žiaurus likimas. Opa, gerai veikia. Čia įdėri visą savo buvimą. Šešta problema Lietuvoje. Piratavimas. Reikia. YouTubinimas tai nėra, ką noriu, tą darau, nes taip sakydamas save ir fanus apgavau. Šitam pasaulyje negali surasti tikros tiesos, netgi geriausioj vietoj nebebus jokios šviesos. Staiga tu šauni ten dangun lyg raketa. Bet kai mąstai apie save, štai stovi jis tačia. To viskas čia atrodė kaip juokingas toks žaidimas, tačiau dabar tu supranti, kad toks žiaurus likimas. Ne YouTubinu, nes tai nemalonu. Aš įstrigęs čia, tarp sienų 9, ne YouTubinu. Nes galvoju kvaila tai, kad gyvenime tu tik laiką gaišai. Ne YouTubinu, matai, kad tyliu aš tik editinu. Duok dar kelias minutės, koks gyvenimas tu vergauji čia visiems, kol suprasi tu, kad neįdomus tu kitiems. 100 eurų pas mane, ne kanale, o banke.
Dink, jeigu padangas perki. Čia Ir savo kojų tu nemankštini. YouTubinimas tai nėra, ką noriu, tą darau. Nes taip sakydamas save ir fanus apgavau. Šitam pasaulyje negali surasti tikros tiesos. Netgi geriausioj vietoj nebebus jokios šviesos. Staiga tu šauni ten dangun lyg raketa. Ir tu matai, kaip peržiūras krenta akise, nes nekeiti tu nieko ir žaidi tik tai roleplay'u. Ir tu stebi, kaip visi ta... taip ir veikia. Kaip padarai tu čia? Šitą padarai. Pastame vėl šitą. Taip. Reikia pastamti. Tai vėl. Pastame. Padarėsime. Ir taip veikia visą fermą. Dabar yra ant šitą kelio. Ir tuoj pažiūrėsim, ant kurio bus. Ir tai veikia. Jeigu jums veikia šitą fermą ir patiko šitas video, būtinai paspauskite like bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę. Su jumis buvo Gameris ir Tet.